Opa, eik tu savo. Geras. Nu ką, sveiki gyvi upėtakistai ir bandysim šiandien atidaryti pagaliau upėtakių sezoną. Yra vakaras, tai todėl labai įdomu, ar kažkas kibs ar ne. Dažniausiai upėtakius ypač vasarą gaudau iš pačio ryto, o dabar vakaras. Ir tikėkime, kad joks žvejys nepraėjo, dar margučių nenurinko. Ir ką, tikimės pagauti pirmąjį šio sezono upėtakį. Oras tikrai puikus, kai balandžio viduriui kažkas fantastiško ir tikėkime, kad nors vienas upėtakis pasirodys. Jeigu matote šį video, tai manau, nors vienas upėtakis tikrai pasirodė. Varom. Opa, yra. Yra. Pirmas mūsų upėtakiukas. Pirmas šio sezono. Sušlapinam rankelę. Pirmas upėtakiukas. O. Pirmas. Gražuolis. Nu ką, sezoną jau atsidarėm, o dabar einam pagaudyti didesnių upėtakių. Srovė, mažas gylis ir pirmas upėtakiukas. Nu faina, kadangi pats vakaras, galvojau, gal jau šiek tiek gali būti ir aprinkti upėtakiai. Gal jau praėjo koks žvejys, bet jeigu nors yra gyvybės, tai čia geras ženklas jau. Nu, iš tas pačias vietas upėtakiai tikrai jau neėjom. Nu, būna, bet labai retai. Čia jums nešerių būrys, ne kažkas, nu, einam toliau. Ir žiūrėsim, gal dar labiau čia fainės viskas. Opa, eik tu savo. Geras. Nu, neblogas šitas upėtakis. Va, nu apie tokius upėtakius aš ir kalbėjau. Gražuolis jau šitas. Nu, ramiai. Atkabinom. Tikrai. Gražus upėtakis jau solidus šitas. Reikia ir nuotrauką pasidaryti. Nu, pasirodyk. Upėtakiukai. Gražus jau šitas. Nu, tikrai. Tikras gražuolis jau. Faina. Nu ką, iš tikrųjų net nelabai besitikėjau čia pagauti, nes tikrai net trečių ir net ne penktų metimų pasirodytas upėtakis. Ką, su kriuke antru numeriu mepsas, loketukas.
Nu, vokietukas dažnai nenuvilia. Ta upėtakinė spalva arba ir brown trout, ir rainbow trout, tos spalvos tikrai puikiai veikia. Vokietukas irgi nenuvylė. Ką? Judam toliau. Įdomiai. Labai daug varlių, nežinau, matos, nesimato čia. Taip toliau. Tai manau, gal ir ne pats tinkamiausias, mes dabar gaudytus upėtakis. Tie upėtakiai turėtų būti pavalgę. Nors šitas upėtakis visai neblogai kovės. Ta pirma bankė tikrai nebloga, tačiau kūdas, sakyčiau visai kūdas. Tai įdomu čia. Kaip tiem upėtakiam. Bet einam toliau. Gera pradžia pusė darbo. Judam. Opa. O jetus. Nu didžiausia šiandienos tikrai. Ai. Atsiprašau upėtakį, bet aš manau, kad čia gali būti didesnių. Tai todėl jo paleidimas tikrai nebuvo pats gražiausias. O gal didesnių ir nėra. O čia yra upėtakių žvejybos kasdienybė, kai nekai praeit ir turi kažkokiais būdais kažkur pasitvirtinti, padėti stipriai koją už kažko imtis ir kabarotis. O čia yra upėtakių žvejyba. Va čia yra upėtakių žvejyba. Nu tikrai. Nenubodi žvejyba ir kardio, pats geriausias kardio. Ir ką veikti tikrai. Tikrai ir ką veikti. Opa. Opa. Upėtakis. Atsargiai. Nu va toks va. Maželiukas. Nu ką, iš tikrųjų visai neblogai einas ta žvejybėlė mūsų. Kaip ir sakiau, gaudau ant vartiklių bei sukriukės antro, pirmo numerio, nu ir aišku vartiklės. Gamta nuostabi, gamta tikrai nuostabi. Ir jo. Visai faini žvejyba tikrai, va vartiklės, taip toliau. Ant tokių masalų gaudau voblerių, kaip pastebėt, aš nesu voblerių mėgėjas. Ta didžiausia upėtakį pavyko pagauti ant vokietuko, ką dar galima pakalbėti tikrai puikiai gamta, tiesiog puikiai atgimsta. Prieš panašiai mėnesį jau buvau išėjęs šapalų žvejoti, dėja nesigavo padaryti video, nes atsijungė kamerą, bet galim dabar parodyti, kokį šapalą pavyko pagauti ant batono. Tai va tokie kol kas metai, upėtakių sezonas atidarytas, šapalų sezonas atidarytas. Dabar laukia, manau, žiobrių žvejyba arba dar vieną išvyką upėtakių gaudyti, tai matysim. Nu, kol kas puikus sezonas. Nors mažai žvejybų, tačiau jos fainios ir rezultatyvos, kas yra svarbiausia. Tai einam žvejoti toliau.
Opa. Eik tu savo. Nu, čia tai dydis, chebra. Nu, čia tai dydis. Opa. Ai. Dar vienas mažiuks. Daug šiandien tų tokių mažiliukų atsikabino. Bet tų didesnių neypatingai. Fainai tuos mažiliukus gaudyti, aišku. Būtų fainai, kad vienas didesnis, vienas ir užkibo didesnis, bet tik tiek. Jau ilgai nebežvėjuosiu, vis tiek jau dar ne vasara, nėra taip karšta. Dar sakiau, šiandien nebraidysiu. Jo, nebraidžiau. Tikrai su kerzais nebraidžiau. Šiek tiek atšalo, net liežuvis jau pradėjo veltis, tai nieko gero iš tikrųjų. Nieko gero ir reiks maut namo. Žvejybą vertinu tikrai visai teigiamai. Na, aš galėjau būti dar geresnė. Dar vienas didelis upėtakis, visai nesenai. Na, tiesiog nepaėmė, nepataikė. Klišas upėtakis. Nervina mane tokie. Kas nemie, aš nesuprantu, tėvai neišmokina medžioti, dar kažkas. Kaip tu turi 2 kartus nepataikyti masalą? Nu, tu turi debilas būt šiaip. Jo. Tai jo, judam link namų. Pasigrožim gamtos vaizdais ir net nežinau. Turbūt iki kitų susitikimų. Ačiū, kas pažiūrėjote iki galo. Ir ką? Laukite kitų epizodų.